Na, pagalvokime, ką iš tiesų reiškia būti laisvam. Šiandien gilinamės į vieną senovinį tekstą, kuris, patikėkite, siūlo stebėtinai modernų požiūrį į laisvę, įstatymą ir moralę. Tai tarsi kelionė nuo išorinių taisyklių tiesiai į vidinio kompaso paieškas. Ir pradedame iškart nuo esmės. Ben Siroko knyga mus pasitinka su štai tokiu aštriu pasirinkimu. Ir tai nėra šiaip savo poetinė metafora, anaiptol. Tai pati žmogiškosios dilemos širdis, su kuria susiduriama nuolat. Priešais mus padėti du fundamentalūs keliai. Bet kodėl apskritai įmanomas toks pasirinkimas? Na, viskas remiasi į vieną, sakyčiau, pamatinę idėją, kuri persmelkia visą Biblijos pasakojimą. Būtent. Štai kur visko pagrindas. Laisvė, pagal šį požiūrį, nėra kažkoks prizas, kurį reikia išsikovoti ar užsitarnauti. Ji, taip sakant, yra įdiegta į pačią mūsų prigimtį. Esame sukurti būti laisvi. Gerai, bet čia ir iškyla problema, tiesa? Visiška laisvė gali būti netgi bauginanti. Jeigu galima rinktis absoliučiai bet ką, kaip žinoti, kas veda į gerį, o kas veda tiesiai į pražūtį? Akivaizdu, reikia kažkokių gairių. Ir čia atsiranda žodis įstatymas. Kokia pirma mintis kyla jį išgirdus? Tikriausiai draudimai, taisyklės, suvaržymai. Bet siūlau pažiūrėti į šį žodį visai kitų kampų. Ir štai čia slypi visas įdomumas. Senovės hebrajų kalboje žodžis Tora, kurį verčiame kaip įstatymą, kyla iš šaknies, kuri reiškia ne įsakyti, o mokyti. Tik pagalvokime, kaip tai keičia perspektyvą. Įstatymas tampa ne taisyklių rinkiniu, o mokymu, pedagogika. Ši metafora tiesiog tobula. Įsivaizduokime, laisvė tai labai galingas, sudėtingas įrankis, o įstatymas, tai tiesiog jo naudojimo instrukcija, kuri paaiškina, kaip jo naudotis, kad nesusižeistumėte ir svarbiausia, sukurtumėte kažką vertingo. Ir prisiminkime kontekstą. Žmonės ką tik išėjo iš tikros vergovės Egipte. Šis mokymas jiems buvo būdas išsaugoti tą ką tik atgautą laisvę, kad nepakliūtų į chaoso, baimės ar savo pačių egoizmo vergyje. Tai buvo tarsi apsauginiai tureklai. Taigi turime laisvę, turime gaires ir visoje Biblijoje ši mintis apie pasirinkimą nuolat kartojasi per vieną labai aiškų ir galingą įvaizdį. Viskas labai paprasta ir aišku. Žmogui nuolat siūlomi du keliai. Vienas veda į gyvenimą, į pilnatvę, džiaugsmą, šviesą, o kitas, nors iš pradžių gal ir atrodo patrauklus, galiausiai veda ir aklavietę, liūdesį ir tamsą. Ir tai nėra jokia naujiena. Štai, citata iš Pakartoto įstatymo knygos, tai 1000 senumo tekstas. Jis mums primena, kad pasirinkimas tarp gyvenimo ir mirties yra ne kažkoks vienkartinis aktas, o nuolatinė kasdienė kelionė. Gerai. O dabar pasakojimas pasiekęs savo, sakyčiau, kulminacinį tašką. Scenoje pasirodo Jėzus. Ir jis padaro kai ką visiškai netikėto. Neatmeta senąjį mokymą, o jį pagilina. Štai, šis sakinys iš Mato Evangelijos yra tikras lūžio taškas. Jėzus nesako, gerai, pamirškite visas senas taisyklės. Jis sako kai ką daug įdomesnio. Pažiūrėkime, kur tos taisyklės iš tikrųjų mus vedė. Tad ką reiškia įvykdyti? Tai ne tiesiog padaryti, kas parašyta. Tai reiškia atskleisti tikrąją prasmę, užbaigti mintį. Tarsi atvesti idėją iki jos logiškos pačios giliausios išvados. Pereiti nuo įstatymo raidės prie jo dvasios. Ir kaip tai atrodo praktiškai? Jėzus padaro labai paprastą, bet genialų dalyką. Jis paima visiems puikiai žinomas taisyklės ir perkelia akcentą. Nuo to, ką darome, prie to, kodėl darome. Iš išorės į vidų, į pačią širdį. Štai pirmas pavyzdys. Nežudyk. Viskas aišku, tiesa, tai visuomenės pamatas. Bet Jėzus sako, palaukite. O iš kur kyla noras žudyti? Iš pykčio. Taigi jis nukreipia mus tiesiai į problemos šaknį, o ne tik į jos pasekmę. Ir lygiai tas pats principas čia. Viena yra fizinis veiksmas, svetimavimas, bet Jėzus perkelia diskusiją į vidų. O kas dedasi mintyse? Kas dedasi širdyje, kalbama jau ne tik apie veiksmus, bet apie vidinę laikyseną ir žvilgsnio ugdymą. Ir galiausiai priesaikos. Užuot kūrus sudėtingas sistemas, kaip patvirtinti savo žodžius, siūlomas radikalus paprastumas. Tiesiog būkite tokie žmonės, kurių žodis yra tvirtas, kurių taip reiškia taip, o ne, jokios painiovos. Taigi, matome labai aiškę kelionę į vidų. Pradedame nuo išorės. Taisyklės, ką daryti ir ko nedaryti. Tada einame giliau, į ketinimus ir galiausiai pasiekiame patį centrą.
transformuotą širdį, kuri pati natūraliai nori to, kas gero. Iš esmės tai yra perėjimas nuo vieno klausimo prie kito. Vietoj, ką man dabar daryti, pradedama klausti, kokiu žmogumi aš noriu tapti. Tai milžiniškas pokytis. Nuo taisyklių knygos pereinama prie vidinio kompaso. Ir galiausiai visa tai mus atveda prie šio klausimo. Jei tikroji laisvė ir morale yra kur kas daugiau nei tik taisyklių laikymasis, kągi šiandien reiškia turėti tokią išpildytą širdį? Kaip mes, kiekvienas iš mūsų, galime tą vidinį kompasą auginti ir jo vadovautis savo gyvenime?